Dabar pasižiūrėk į savo dantenas, dantis, žandikaulius, nervų kanalus, kaukolę, žandikauliai, ten tie sąnariai, sąnariukai, nerviukai, kur dantys auga, nervų visus ten tuos kraujagyslės, kraują, tuos landas kaulų, kas ten vyksta, ką matai, kodėl tas toks skausmas nerealus ir kaip tai susijęs su tavo menstruacija. 3, 2, 1. Kai būtų, žinai, du kūnai pastrigę skirtingose vietose. Vienas buvo, mačiau, kaip būtų kaip mašininiai pirštai, kaip laužtų, kaip, nežinau, atrodo, kaip būčiau jau tom mašininiam pasauliui, technologiniam. O kitas buvo, tai nežinau, ne tai, kad demoniniai erdvėjai, bet kažkokioj, kur matai kaip, nežinau, Visokius trolius, gnomus. Ne trolius, ne gnomus, bet tiesiog viskas pilka, tamsu, tokia kaip šešėlinės figūros, būtybės, žinai. Kažkaip poradiacinė, kokia poradiacijos nuklėja, koks karas, kažkas. Ar čia kokia planeta, kur tu čia esi išgabenta? Nes aš matau tą erdvę, bet aš nesuprantu, ar čia planeta, ar čia po karų kažkokia kaip nulinta. Žinai, kaip paleistų atominę arba radiaciją žiaurų smūgių ir kaip išdžiūvė viskas. Dulkis toks, saulės nieko nėra. Ar čia po kokio ugnikalnių išsiveržimo, kas čia yra dabar? Atsitrauk truputį, išsizūmink, žiūrėk iš viršaus. Eina savo dabar, žinai, kaip pasakėjai, atrodo ir tame buvau. Buvau, ta prasme. Tai čia prisiminimas, ar ne? Prisiminimas, taip. Tai tau kodėl vibruoja per dantis dabar, per tą skausmą tokį nenormalų, per tą žandikolį, kodėl vibruoja ta informacija? Iš to lauko, kur tu buvai. Per tą įvykį. Man, žinai, aš klausiu, kodėl per mėnesinės ir ne mėnesinės, o tą mėnesio galas. Ta data. Man tiesiog ant repeato eina, pastrigo tą. Įvardink tą datą dabar. Man nuo 19-20 tą savaitę. Iki pat galo, kokį nors mėnesis neprasidėjo tą savaitę. Jo. Kažkaip iki 28, kažkaip taip tą paskutinę savaitę. Ir sakau, bet kodėl dabar man kokie gal, nežinau, gal 2 mėnesiai, gal 3. Anksčiau nebuvo taip ir todėl, kad mes artėjom prie to tikro reseto, žinai. Tai kaip ir indikuoja tau? Indikuoja, kaip alarmas būtų, žinai, kaip taip pat kažkurios dalis, kad vat, aš nesusitvarkiau šitų paskutinių, žinai, kelių tų resetų. Jo, kaip. Gerai, tai apie
kurį rezetą tu čia dabar kalbė? Kokie rezetai datos, pasakyk man. Gali datas pamatyti. Ir per kur jie, kaip jie buvo daromi, 3-1. A čia žemėj buvo. Čia žemėj buvo. Nežinau, dėl ko man sako, kad žemėj buvo iš tikrųjų visai nesenai. Taip. Man to kažkodėl 19 amžius, žinai, Taip, taip, taip. rodo. Koks rezetas tai buvo? Per ką? Kaip jie padarė? Atominė bomba, radiacija, nu čia tas pats. Vanduo, madas. Man daugiau madas, Mhm. smėlis, košė. Gerai. Bet aš sakau, kaip jūs vis tiek taip greitai atstatėt, žinai. Mhm. Ir aš matau, kaip kad būtų ta erdvė, nežinau, ne kaip pikseliais nueina, bet įsivaizduok, viena erdvė yra fizinė, kaip mes matom, ar ne, tą, nu, pavadinkim, vaizdą. Mhm. Kažkoks tai dažnis paleistas ir kaip, žinai, kaip, kad domino būtų tuk, tu pamatai nuvibruojant tą vaizdą. Taip. Ką man sako, jums tikrai viskas atrodo tikra, bet nėra taip, žinai. Tai tuomet kaip yra? Mano klausimas, kaip yra? Tegul to parodo, paaiškina, sako. Nu, pavyzdžiui, kad galima tą užfrizinti visą vaizdą. Žmonės, nu, kaip, jo, tiesiog, kaip kinuose, jo, sustabdyti. Gerai, ir kai sustabdo, kas tada vyksta? Ir kam tą sustabdymą reikia daryti? Čia tas rezetas yra tas sustabdymas? Nulinamas tas? Čia man jau visai rodo kosmosą, žinai, kur... Nežinau, į mūsų erdvę prideda, išvalo, pakeičia tą, kaip pasakyti, pakeičia tą programą mentalę. Kad, pavyzdžiui, visi sutartinai galvojame, kad yra va, tokie metai ir tokie yra, iš tikrųjų taip nėra, žinai. Mhm. Tai špaun smegenis pripaučia kitą informaciją. Mhm. Gerai, tai dabar žiūrėk. Kitas rezetas dabar kada bus? Tu sakai, jau mes artėjam, kada bus jisai? Tiksliai. Datą. Gali pasakyti. Metus bent jau. Galas mėnesių turi būti, taip jau šitą supratau. Tai paskutiniai galiniai savaitė. Kurie metai? Ir kaip tai bus padaryta? Madas, lietus, vanduo, ugnikalniai, meteoritai. Kaip jie tai darys?
Man pirma, žinai, kad tipo šis pavasaris, žinai. Sakau, aš nenoriu. Man per greitai, žinai. Kažkaip paskui atėjo skaičius 3000. Ir Pagal kokį kalendorių tu čia žiūri 3000 ir šis pavasaris? Pagal kokį kalendorių tu skaitai informaciją? man neleidžia nuskaityti, nes prieš tai, žinai, kur sakau, sustabdo, pakeičia. Tai man rodė tą šunį Anunakį. Anubį, tai. Ja, Anubį. Mhm. Labai biškiuokas eina, vos neįžydžiu, žinai. Ir kad Viskas gerai. neleidžia man pažiūrėti, žinai, nes tokiai sakai, koks bus, žinai, tipo meteoritai ir taip toliau, sako, o kokio tu nori? Tai žodžiu, jie sako, tu gali pasirinkti, tu renkiesi pats, kaip tu būsi nunulintas, kokį rezetą turėsi, ar ne? Tai dabar žiūrėk, sustabdyk tą Anubį, sustabdyk tu, aš noriu su juo pakalbėti. Yra tam galimybė. Gerai, tai dabar sustabdyk tu, aš noriu su juo pakalbėti. Prisijung prie jau, 3, 2, 1, junkis prie Anubio. Sveikas, Anubį. Aš noriu tavęs paklausinėti dabar. Tas rezetas, mes renkamės tą rezetą, ar ne? Mes būsim, visi kiekvienas patirsim jį, mes jau neišvengsim, aš jau tai supratau. Bet vienokiu ar kitokiu būdu. Bet dabar mano klausimas būtų toks. Ar tas rezetas yra daromas visur, per visą šitą perimetrą, kurį mes vadinam žemė, kur mes čia tie žmonės gyvenam, daromas tuo pačiu metu? Ar yra kaip etapai, vat, pavyzdžiui, pradėjau kažkur krašte ir taip slenka. Ar jisai daromas tiesiog 1, 2, 3 vienu momentu visur? Kaip jisai vyksta? Jisai ir taip jau yra padarytas ir rezetas. Dabartinis rezetas jau yra padarytas? Dabar, iš šios perspektyvos, šitiem kūnams, su kuriais mes dabar kalbam. Šitiems kūnams pamažu. Pamažu. Tai kiek čia laiko tęsis tas mūsų dabartinis rezetas? 3-5 metai. Tai jau jisai prasidėjo? Taip. Kada jis prasidėjo? Su kokiu įvykiu jis prasidėjo? Koks buvo globalus įvykis? Ar Saulės eventas, ar Mėnulio eventas, ar kokios pandemijos, ar ligos, ar kokie skiepai, ar kažkas buvo, ar kokie politiniai sprendimai, ekonominiai įvykiai, su kuo jį prasidėjo, nes turi būti kažkur pradžia, su kažkuo, kažkokiu ypatingu specialiu įvykiu. Man, žinai, rodo, man vienas žodis tai yra pavasaris, žinai, o kita man meta metus 1788. 1788. Gerai, klaustu, gerai, kas tai buvo su tais metais, kas čia yra su tais metais? Ar čia mes kalbam apie dabartinę situaciją? Aš dabar
Mūsų Žemėje yra laikas metai 2026 dabar. Kovo 23 šiandien. Taip. Ar mes apie tos pačius metus čia kalbam? Nu, kad nėra dabar 2026. Tai dabar yra 1778 metai? Ne, tais metais buvo nuspręsta, kad bus resetas. Šis resetas. Gerai, ir kas buvo nuspręsta, kaip jisai bus padarytas dabar? Atominės bombos, atominis karas. Atominis karas. Gerai, kas su kuo kariauja ir kas numeta tą atominę? Technologijos pikas. Technologijos pikas. Kariniais, ar ne? Kas numeta tą bombą? Man dar jisai sako, jūs esate visiškai nesveiki. Mes esame nesveiki, kodėl? Per kur mes esame nesveiki? Nes jūs tai priėmėt ir jūs tai darot. Jūs tai kuriat ir metat savo ant galvų. O tu tam nepritari? Pritariu. O tai kodėl tu sakai, kad mes nesveiki, jeigu tam pritari? Aš duodu jums idėją. Tu jiems Jūs savo nuožiūrą vykdot. Gerai, o pavyzdžiui, kokiu nors šviesos idėjų įkalta, kad taip turi būti. Taip, aš suprantu, tai dėl to aš dabar noriu paklausti tavęs, ar tu gali, pavyzdžiui, mesti kokią nors šviesos idėją? Šviesą. Kaip pavyzdžiui... Ne, aš nenoriu šitą daryti. Tu nenori šito daryti. Gerai, tai paaiškink man tada savo tą principą, kai žmogus miršta. Jūs esate šviesa ir jūs turit mesti tą šviesos idėją, ne aš. Gerai, tai žodžiu tamsa su šviesa ir čia viskas iš mūsų ir per mus. Gerai, supratau. Dabar aš noriu, kad tu man paaiškytum tą savo principą. Žodžiu, kai kūnas tas miršta, ateina pas tave ir tu matuoji ant tų savo svarstyklių, matuoji sielą, tą širdį, ne sielą, atsiprašau, ir ji turi būti lengvesnė už plunksną. Jeigu ji lengvesnė, siela pakyla į aukštesnius lygius, jeigu ne, ji smunka žemyn. Dabar tu man paaiškink šitą principą. Ką tai reiškia, kaip pasiekti, kad ta širdis būtų lengvesnė už tą plunksną arba lygis tą plunksną? Ką reikia padaryti? 3, 2, 1. Man tą vaizdą, žinai, rodė ir sako, tai yra apgaulė, tas vaizdas. Aš suprantu, kad tai metafora, tai parodyk tai man, aš noriu, kad jisai parodo. Metafora, tai taip jisai rodo, ateina žmogus ir ta prasme, tos svarstyklės parodo tiesą. Tiesą, kokią tiesą? Iš kur tiesą? Tiesą tavo sielos, tarkim, ar žinai, nugyvenai pagal šviesos principus ar tamsos, žinai, ir duotuoju metu, tarkim, daug dalykų nesusitvarkė, ar ne, tai tame yra, žinai, sunkesnė svarstyklė, bet kur yra apgaulė, kad žmogus pats priema sprendimą vienu žodžiu, kaip pasakyti, visi šitie dalykai toj sistemoje yra kaip vartai, kaip duris ir tau parodo ar pasako kažką ir žmogus vis tiek turi, jeigu yra sąmoningas, jisai gali pasakyti, aš su tuo nesutinku, aš taip nenoriu. Bet visi žmonės, jeigu svarstyklės eina į apačią, jie patys eina, ta prasme. Ar suprantamai sakau?
Eina kur, nelabai suprantu. Eina kur. Tai ką čia? Žemesnė reinkarnacija. Ai, supratau. Jam Tai niekas nepagalvoja, kad aš neturiu eiti. Aš turiu Taip, taip, pasirinkimą eiti ten, kur aš noriu, arba aš turiu pasirinkimą grįžti namo, nu, ką mes vadiname absoliutu, ar ne? Taip. Ar aš noriu patirti, aš nebenoriu patirti tamsių, žinai, aš dabar noriu šviesios reinkarnacijos, bet, sakau, tie vaizdai, turiu omeny, įsivaizduoju, kad kaip per sapną ir eini, žinai, ir vat pamatai didžiulį būtybę, tą nunakį dievą ir vat su tom svarstyklėm, žinai. Ir tau greitai perbėga, nu, tariamai, tu padarai blogo, pasakai blogo, tas gyvenimo filmukas ir tu pats širdį nusprendė, aha, koks aš buvau blogas, kaip man sunku ir aš jaučiu tą visą sunkumą, nu gerai, ir aš einu, tarkim, į tą kairę pusę ir nepakylu į viršų, nežinau, čia viršus dešiniai, žinai, šviesa tamsa, vienu žodžiu, žmogus tą momentą sutinka su jam parodytų vaizdu ir vat tą Anubis ir norėjo pasakyti, kad viskas yra jūsų sutikimu. Taip, supratau. Ir Ar tu esi tas šventas Petras, tas teisėjas prie tų vartų, ten tų skaistyklos? Taip. Taip, aš dabar taip pagalvojau, kad čia tu esi tas šventas Petras vadinams. Man sako, mama, nereikia jūsų bausti. Jūs patys save nubaudžiat. Taip, supratau. Sako, aš parodau jums tiesą, jūs nusprendžiat. Vietoj to sako, kad, žinai, nes, nu, pamato tą vaizdą ir matau, siela eina, ar žmogus, žinai, kaip pavadinsi, bet tai tu gali atsisėsti ant akmenuko tenai, žinai, ar kaip, nu, pauzę padaryti, žinai, pagalvoti, ką aš iš viso čia matau, žinai. Taip. Tūkstančiai milijonai, nu, kažkaip automatiškai eina, tos sakytės tiek pamato, žinai, ir, nu ką, tokia mano dalia. O vietoj to vaidmenį, žinai, kas iš viso yra, žinai, ar pakalbinti tą Petrą ar tą Anubį, žinai. Taip. Ar savo širdį pakalbinti, kas čia, kur aš čia esu, žinai. Tuomet turiu klausimą tokį. O kai žmogų ištinka klinikinė mirtis, žmogus prieina prie tų vartų, jau pasiruošus eiti ir staiga jį sugrąžina. Ar čia tu sugrąžini, ar čia kažkokie šviesos gidai apsaugos, ar čia absoliutas, ar čia angelai, kokie sargai grąžina? Nežinau, žinok, man rodo, kaip tavo aukštesnysis, aš kaip už plaukų ištraukta, žinai, atgal. Dar nelaikas. Tik pagal mūsų protas, nu, tą chemiją, žinai, gali duoti vaizdų pagal tavo asmeninį tikėjimą. Jeigu tu labai esi Egipto dievas, tai tu gali pamatyti kažkurį tai Egipto dievą, žinai. Jeigu kiniečių religija, tai, nu, vienu žodžiu, pagal tavo asmeninį, žinai, tą pageidavimą pasirodys, nes labai tuo metu kažkaip labai ryškiai tie vaizdai yra. Taip. Tau nereikia įsivaizduoti, tu tiesiog matai, bet čia tu atrodo, kaip tu pats save ištraukiai, nes dar nelaikas išeiti. Dar nelaikas išeiti. Plum, grįžti į savo tą vilkūną ir toliau gyveni.
Bet kai tu grįžti, tu būni kažkoks atsiregeneravęs, pavyzdžiui, tu tau žmonės, kurie patiria tą klinikinę mirtį, Kažkoks kitoks. jie kažkokį resetą praeina, jau automatiškai sielos, ar kažkas nunulinimas ir vėl pakelimas būna, ar jie kažkokią informaciją ekstra gauna. Kaip čia veikia, aš bandau suprasti, kartais va, tokios mintys kyla, kai galvoju apie tą klinikinę mirtį. Man kaip ar kojos eina, grinai atrodo kaip tavo aukštesnioji dalis tos suspaustos šviesos koncentracija, kaip tiesiogiai tave paliestų. Taip. Nes iki tol, ta prasme, tu kažkaip eini apie tą, nu jeigu prieini prie tos informacijos, kad yra kažkokia aukštesnėje ar kitos tavo dalis, tai tu vis tiek gyveni kaip kažkokio, kaip iliuzijai, tu neturi to kaip fizinio kontakto, jeigu galima pasakyti, o čia kaip kažkokia iškrova gaunasi, nes tiesiogiai jau skaityk tai, kas tu esi tikras, ta siela tave pagauna. Tipo, ir atgal. Tai... Ar čia yra užfiksuota, kad jau nuo šios akimirkos yra užprogramuotas tau prabudimas? Ėjimas tuo šviesos keliu? O čia su to irgi susiję? Ar ne? Nu, ta prasme, neišvengiamai. Nu, neišvengiamai tau yra kažkoks prabudimas. Nustatytas jau tada. 100%, ne? Nu taip, kad verisi kažkokios žinios automatiškai vien dėl to, ko šviesos koncentrato. Aš nežinau, kaip pavadinti, ne šviesa, nu energija, žinai. Taip. Ta ne tai, kad yra, žinai, fiziniai voltai duodami tavo energijos, bet čia yra ta tikroji, ta gyva kosminė energija, tai kažkaip tai... Kažkas tai tavyje kažkaip kitaip persistato. Okay. Automatiškai. Man sako, Dievo pabučiuota, žinai, tada. Kovinė mirtis. Ne, ne kovinė mirtis iš yra. Dievo bučiniai, žinai. Geras. Dievulis pabučiavo į užpakaliuką. Jo, grįžk atgal, jo. Jo, linkia sėkmės vėl. Brum, bum, bum, bum. Kur eini, neįsi niekur. Niekur, davai, kupus kokį Petrą, davai, atgal, į kelnes vėl, batus apsimovė ir uždarėmė. Eila savo, jo. Na, taip yra. Net kelnes ir batai, ne, yra mūsų, kaip žmonių, kūrybų išgalvota. Atrodo tokia seniena, žinok. Mes vis dar su tokiais karmalais vaikštam ir sako, mada. Jo, trendas, mes labai gražus. Ok. Gerai, tai tada. O dabar dar tada klausimas. O tai kodėl tie aukštesnieji aš, kai grąžina iš klinikinės mirties, paliečia trečią akį? Kodėl būtent trečią akį? Ar ta siela per trečią akį įeina ir išeina, ar kaip čia yra? Kaip šviesos portalas būtų. O tai kai kūdikis gimsta irgi per trečią akį eina, ar eina, pavyzdžiui, per bambą, ar per solaris plexus? Palauk sekundę. Mano sesija sekundai. Suskaičiuok nuo 3. Gerai, suskaičiuoju tau nuo 3 iki 1. 3, 2, 1. Grįžti prie to aukštesnių aš temos klinikinės mirties. Mano klausimas buvo, kodėl per trečią akį grąžina ir kai kūdikis įeina į kūną. Kai sielai, kūdikio sielai, kūną, atsiprašau, įeina. Ar įeina irgi per trečią akį, ar per pambą, ar per kažkur kitur?
Aš matau, kad eina savo. Mums atrodo tik tais trečia akis, žinai, ir man dar širdį rodė. Taip. Širdį, bet jeigu įeinant į... Tai čia trečia akis yra šviesos portalas. Mhm. Labai galingas toksai, žinai, spark ir širdis irgi. Mhm. O trečia akis yra kankurai, žinai, Portalas. liauka, ar čia du skirtingi dalykai yra? Man du skirtingi, man karažinė liauka daugiau būtų kaip antena tai informacijai. Mhm. Taip. Arba kaip būtų storage, kaip sakyti. Sandėliukas, na. Jo, ar biblioteka, nežinau kaip, kaip tų žinių Tai aš sakiau, kad turim po sandėliuką visi. turim. Gerai, šaunu. Gerai, tai dabar žiūrėk, išplėsk savo sandėliuką iki maksimumo 3-2-1. Dabar grįžti, tada atsijung nuo to Anubio, labai ačiū, nuo to aukštesnių aš, nuo tos klinikinės mirties tos erdvės, atsijungi 3-2-1. Dabar išsivalyk visą tą informaciją, pakėlė dabar šiek tiek ir dabar atsijung nuo to Anubio, labai ačiū Anubiui už klausimus ir už informaciją parodytą 3-2-1. Dabar išsivalai nuo tų resetų. Turi išsivalyti absoliučiai nuo visų resetų, kuriuos esi patyrus ir kurių neišsivalai iki šiol. Visą baimę, visus pastrigimus, nunulinimus, viską, visas dvejonės. 3-2-1. Aha, žiūriu, žinai, Anubį. Jisai toksai, žinai, vos ne, virš debesų tokio didumo, žinai. Taip. Ir aš sakau, mes nenorim reseto, žinai. Ir jisai sako, tai jūs ir nedarykit jo. Tai gerai, tai dabar jisai sako. Tai reikia eiti į pasąmonį bliūdą, reikia eiti į bendrai sielas, nežinau, tą idėją ištrinti, ką čia padaryti, žinai. Tipo, mums žinios duota, technologija duota, apie resetus visus duota, jūs žinot, ką reiškia karas, jūs žinot, ką reiškia griūtis. Ir tipo, jūs vis tiek renkate, žinai. Ir aš tada, atrodo, taip greitai bėgu per žemę tos valdančiuosius tos žmonės, žinai. Ir taip kiti, taip matau, yra visiškai, žinai, akyse vos neblegų. Bet yra, kur sėdis tose postuose tiesiog žmonės ir vis tiek duoda tos sutikimus, parašus padeda, žinai. Tai kalk jiems smūgius, dėk iš šakės, susprogdinam ten jų tas erdves, iš tų kėdžių išmetam juos. Visi, kurie pasirašė, sutiko, išmetam juos, anuliuojam 3-2-1. Viskas, baigėsi. Ir dabar pasodinam, nežinau, sielos kažkokias erdves, sielos kažkokios sielos, kurios yra švarios, tyros, pritraukiam per kosmosą, gal per kažkur kitą pasąmonį bliūdą, kurie neturi kūnų, bet jie yra energetiniai šaltiniai ir pastatom juos, kurie eina už šviesą. Ir jau nieks negali iš ten iškrapštyti. Atrodo, kaip šviesos šaltinis taptų šviesos kūnu, ar ne? Ir taip atrodo, kaip per visą žemę taip atsigulė, žinai. Susilydė su žemė. Labai ačiū. Labai fain. Eina savo man metai tuos, žinai, tuos senesnius laikus, kur aš mačiau tiesiog laukus, armijos, kur eina taip pat visi žmogeliukai. Žinai, didžiulį armijos lauką ir tiesiog matai galvutę spin ir susiskirtę tokie kvadratukai, jeigu iš viršaus. Ir visi eina taip pat, ant kiek praplauta žmonių smegenis, žinai. Taip. Tai jo, kad Danuvis sako, jūsų vis dėlto, žinai, turi būti dauguma, tą bautą, žinai, nuspręsti.
sakau, mūsų ir yra dauguma, nes jeigu žiūrint iš pasąmonio bliūdų, tai toks stimuliuoja, kad nenorime, žinai. Ta prasme, nes nėra iš tikrųjų jokios prasmės, jeigu taip galima sakyti. Nėra jokios perspektyvos. Tai. Jokios perspektyvos, jokios prasmės. Tai ir paskui dar tas anovis, žinai, tai sako, ko jūs norit, tipo, tų ateivių nenorit, žinai, tipo, to branduolinio karo nenorit, nu, tenais to viso sugriovimo. Vos ne, ar jūs patys žinot, kaip norit, nes jūs nenorit ir tos senos tvarkos, žinai. Ir tipo, ar iš tiesų širdimi žinot, ko norit ir ar bent kuris tas tom dirbat, žinai. Dabar, dabar rodo tos kiekvieno žmogaus, kur turi tuos kuriamosius laukus, ar tarkim, mes sakom fantaziją. Kai kuriame. Nu, tai ir kurti tuos gražius dalykus, žinai. Tai sudėktum tam. Jo, čia antiek, žinai, atrodo antiek paprasta, bet antiek galinga, nes mes, kai tą rutinę dienos gyvenam ir mums laiko, nu, kaip mes taip neatsisėdam ar neatsigulam ir nepradedam savo galvos viduje kurti to, kaip matom visą žemę, kad visiems, žinai. Tarkim, jeigu kuris žmogus kuria sodą, tai jis įsivaizduoja savo sodą, savo gėlyną, bet jisai ne pasaulio gėlyną, pasaulio sodą įsivaizduoja, jeigu taip galim išsireikšti. Ir matau, jeigu labai daug žmonių per pasaulį pradėtų kurti tam kuriamajam lauke visai žmonėm, tai greitai tas didelis šiftas išeina, žinai. Tai dėk dabar tą informaciją pasąmonę bliūdą visiems, kad tas šiftas įvyktų, 3, 2, 1 užfiksuok. Ir labai tas, kur rodo, nu, mes jau visą tai žinom, aišku, jau yra tai įvardina, tiesiog man tą patį, žinai, rodo, kad per žinias, mediją, tiek televizorių, telefoną, mums tos antraštės karas ir žinai, kas tai yra? Tai yra, jie laukia mūsų sutikimo pilnai. Ir mes nedavėm to sutikimo pilnai, todėl dar iki šiol neįvyko, žinai. Kaip jisai, kaip prasidėjęs yra, viskas yra paruošta rengti, bet žmonėje kaip visama, ne. Nes mes, what, žinai, ką? Kam to reikia, žinai? Dar čia kažkas eina pašaudų, pasprogdana specialiai vartus sugadina. Jo. Kad nufilmuoti, kad parodyti, netgi yra sena medžiaga ištraukiama, kompiuterį kitaip pakuriama, kitokių, žinai, spalvų jo pridėta ir mums atrodo kaip tikra, žinai. Nes daugumą mes žmonių tokių dalykų nežiūrim, nu, karo tema ar nelabai kam, nu, daugumai, galima pasakyti, nėra įdomu. Tai mums vis atrodo ta medžiaga nauja, bet laukiam susitikimo. Taip, nu tai ištrink dabar per visur tau sutikimo nebus, įkauk ten. Įkauk, no. Atrodo, ta N raidelė, o tas O toks ilgas, žinai, tenais. Tūkstančiai, no. Atrodo, aš pridėjau savo sirenos burną ir į vandenį, žinai, ten, kur vandeniniai laivai yra. Labai gerai.
Ir burbulai eina, žinai. No, 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 no. Koncertas. Labai gerai. Opera. Liuks. Atrodo, tos portalus irgi, tuos portalus, į kosmosą, Labai gerai. Labai gerai. Jokių rezetų, jokių trinimų, jokių nunulimų, nieko. Gerai, viskas. Liuks. Gerai, išeik dabar iš tos erdvės, atsijung. Aha, žinau, geras, jausmas geras. Mhm. Dabar žiūrėk, grįžk prie to vienu iš pirmų vaizdų, sakei, kad yra kita erdvė, kur tu kaip jau technologiniai tokia jautiesi. Dabar toje erdvėje aš suprantu, kad čia yra pasirinkimas. Čia yra tokia galimybė ir čia yra tavo sielos toks nuosprendis, bet tu turi padaryti taip, kad tau nevibruotų per tuos dantis tas metalas, ta technologija. Tu turi kažkaip susibalansuoti, kad tavęs taip neinfluencuotų. Aš matau vis dar tą pačią informaciją, kur ir prieš kažkurią hipnozę, ar ne, buvau pasakysi. Taip, aš atsimenu. Taip. Aha, ir vienu žodžiu, aš ateityje gebu kažkokiu tai būdu per kitokias galimybės ar kitus pasaulius ieškoti man reikiamos informacijos, kad aš galėčiau kažką tai sukurti vardan žmonijos. Ir čia gaunasi kaip ir pastrigimas, mano kažkur dalis ar ne, nes aš, kai tu atsirandi kitur, tu vis tiek palieki tą savo imprintą. Jo, kaip savo, nežinau, savo kvapą, savo antspaudą, jeigu taip galima pasakyti, DNR ar kaip. Bet tokį kažkaip orinį toksai ir atrodo, kaip mane kaip pasigavo, žinai. Kaip... Ir aš sakau, kam jiems reikia mano dantų? Įdomu ir man, kam tavo dantis jiems? Karolius daro irgi? Ar kokius raktus daro? Kaip ne, kaip išimtų mano tą... Nežinau, kaip pavadinti dantis, dantinas ir visą burną, kaip tą vietą pavadinti, kaip įdėtų, išimtų ir įdėtų mašininį. Tiesiog žiūrėti, kaip gaunasi, žinai. Ir pasižiūrėk, tai gražiai atrodai, dabar pasižiūrėk, ar tau patinka. Atsistok ten su tais mašinom. Jo, toksai, jo, akis, žinai, žmogaus mėsinė galva, žinai, o pačia burna tai robotinė, toksai... Žinai, žandikaliu taip išstumiau. Tai dabar patinka tau tas? Patinka tau tas vaizdelis? Aš nežinau, kodėl. Aš tai šitas, aš sakau ne, bet kažkuri dalis mano sako, gal visai ir nieko. Tik trenk per galvą, sakyk, eik. Jo. Žinai, kai nėra problemų, neskauda. Sako, alyvą patepė ir eini. Į karą toliau kančiotis. Jo. Su karoliais dantų. O tai kur tavo tuos tikrus dantis deda? Išima tau ir kur juos panaudoja? Tu parodyk tai mašinai savo, ką daro su tavo tikrais dantim. Kur juos įkiša? Kur panaudoja? Sutrina, ką pastatų, kokius... Aš matau, kaip kitas robotas, žinai, iš vienos saujos tiesiog meta į apačią, kitą saują pagauna tos dantukus. Ir ką tai reiškia, tas mėtymas? Irgi kokia mašinų magija čia ar kas čia? Ką jie čia daro? Ne, tiesiog, nežinau, kaip suvenyras, got one more. Tai gerai, dabar viskas, anuliuok tą got one more, visą tą failą, išsitrauk save iš tos erdvės. Paversti į, save, žinai. Taip. Tai dabar kalk per galvą tam savo mašininiai tai daliai.
išnešk į kitas erdves atkliučiant, nervų sistemą išvalyti, pajungtant per tuos medžius, kur aš irgi einu visą. Sakau jiems, ar yra kažkokia tai mašino magija, žinai. Ir jisai sako, mes jau esame jūsų pasaulyje. Ir man jau ta smarvė to, žinai, to asfalto, ta blegu. Taip. Netgi kažkodėl parodė man visi tie virtuviai esantys tos juodos, to juodo plastiko, visi dalykai, žinai, nu, pavyzdžiui, mano kavos mašina, tie visi, kur maistą vartai, kodėl man tie įrankiai, čia jau mes esam, žinai. Bet jūs esate tada ne robotai, jūs esate plastiko mašinos, jūs esate plastikiniai, jūs esate Nu, tai čia yra lydyta išraiška, ta prasme, nu, taip žmonės tą kažkurią jų dalį jo. Tai sako, čia dar tik pradžia, žinai. Gerai, tai dabar žiūrėk, Laura, tu viską savo, ką turi namuose, dabar viską paversk į medį. Mediniai viskas. Viską, kas yra juoda, tas juodas plastikas, viską į medį. Perverti. Pasimk ten iš tų mašinų savo kontraktą, pasamnys burbuliuką, tą kūną visą išardyk, dabar susidėk atgal dantis, nepalik dantų. Jokių trofėjų ir ten susprogdink dabar tą erdvę. Dabar pasikvieti Hebrus, ateinu ir aš. Ir susprogdinam visą tą erdvę. Dabar mes jiems duosim dar vienas. 3, 2, 1. Išsitaškau ten visos tos jų alyvos. Pasprangsta tegul savo. Taip, sakyk. Kažkaip jo lengvai atidavė tos dantis. Tiesiog subėrė atgal. Nebuvo to, kad... Bet kai sakai susprogdinti, sako, nesprogdinkit mūsų, žinai. Nesusprogdinsiu, tai tu vėl ateisi. Nieko panašaus. Girdžiu tą mašininį juoką, žinai. Jie norėjo, kai tu sakai, susprogdinti, žinai, išardyti, jie norėjo taip tą vaizdą, susitraukti ir tipo dingau, žinai. Nieko panašaus. Bet kol mes kalbame stalo, jo, tas vaizdas yra, tai... Sako, ar tikrai jūs nenorit? Nenoriu jokių, neduosiu jokių savo dantų, nes šita būtybė, kuris tam kalba, irgi neduos daugiau jokių kūnų, nafik, nežinau, tai 3, 2, 1, susprogdink, nežinau, kiek ten daugiau šiais. Jokių blegų, jokių mašinų, jokių nesąmonių, užteks. Jau prisėdėt, prisivergavom čia, užteks, prigaminot, primakalaut, nežinau, tai 3, 2, 1 visiems laikam. Išmes viską su grūskį. Sako, ir gerai, sako, ir būkit palikę nuogi. Lapų turiu, prisidengsiu. Svarbu su visais dantim, žinok. Svarbu su savais dantim. Taip. Savų dantų, žinok, nieks nepakeis. Daryk tu, ką nori. Man žadėk, ką nori, tu man, žinok, niekaip neįkalsi, man savo dantį, žinok, patys geriausi. Ačiū, viso gero. Čia. Uždaryk dabar tą erdvę. Uždaryk su stumkišiu išleidį. Pamirš tą visą erdvę. Amžiais. Uždaryk dabar. Susitvarkyk visą burną, žandikaulius. Tvarkausi. Nusipompuok tą alyvą, kur pripylė ten jie, kai žinai, kaip daro tuos, deda savo metalinius. Va, dėl ko man tas skausmas yra. Ta alyva, jinai nėra mano. Nes aš nesuprantu, sakau, kai normaliom dienom man niekas neskauda, nei dantis, nei dantinos, nei viduj, žinai. Bet va ta paskutinė savaitė, mėnesio, tai atrodo paimtų grinai užraptų ir taip trauktų, žinai, į išorę, va toksai skausmas. Ir aš žinau, kad viskas man yra gerai. Ta trauma visa. Stanikla ir trauma, jie garantuotai. Išpurifikuok viską, išgrynink, nulink.
Jo, žinok, yra kažkoks irgi traumų skirelis, jeigu taip galima pavadinti. Taip, taip. Matau, kaip failai būtų, žinai. Tokia aukšta siena. Atrodo, kaip aš man kaip viena bibliotekos siena ir žinai, kaip yra muzikos tos plokštelės, va tokie failai, tokio plonumo, jų labai daug yra. Ir aš kad noriu deginti, žinai, ir ar sugriauti, panaikinti ir kad kažkaip man sako, ar tu tikrai nori. Nu, tai aišku, kad nori. Ir aš sakau, jo, turint omeny čia dabar vienu įpo vietoj to, kad žiūri nagrinėjant ir aš sakau, kadangi aš sąmoningai suprantu, kas yra trauma ir koks padarinys būna, man nereikia kiekvieno failo atskirai nagrinėti. Ta prasme, kaip pasakyti, siela ir taip susirenka tą informaciją. Taip. Tai man tik laiko švaistymas, žinai. Tik stabdžiai kažkokie, žinai. Kaip kabliai prie padų prikabinti, įsivaizduok, ir bandai atkelt kojas, o ten prikibę, prilipę, žinai, ir tampę atgal. Viską išmesk. Taip. Gerai. Puiku, tuomet dabar atsijunginu už tos tematikos, kėlė į viršų. 3, 2, 1. Kėlė.